Tai per tuos 3 mėnesius padidinom apyvartą 14%. Pradėjau ieškoti, kas tą ABC galėtų pritaikyti. Ir teko išklausyti vieną pristatomą į seminarą ir žiūriu, kad čia man pakeliui. Pradėjau netikėt, kad viską išmoks YouTube ir netikėt, kad viską atrasi pats. Esu Mindaugas Martinaitis, esu šeimos verslo atstovas. Mūsų produktas yra Diamond Line. Mes viskas, kas susiję su nagais, manikiūras, pedikiūras, mokymai ir dirbam su B2C klientais ir B2B klientais. Žmogus supranta, ką šneka ir pateikia tai su nuotaika. Tai tas dalykas iš tikrųjų visada ramindavo, kad, atrodo, tokius sudėtingus dalykus turi suprast, bet visada per tą geros nuotaikos ir gebėjimo paaiškinti viskas gaudavosi labai gerai. Tai Jodaičiui didžiausi linkėjimai, tikrai ir labai fainas mentorius. Daug labai informacijos, bet ir kaip sakiau, su geru mentorium ganėtinai gerai viskas išaiškinta, pati struktūra, savaitiniai tie susitikimai kas savaitę. Tai laiko atžvilgiu pats tas, nes tu gauni užduotis, atidirbi per savaitę, jas pritaikai versle ir po to jau komunikuoji per susitikimą, kaip tau pavyko su tom užduotim susitvarkyti ir kaip pavyko įvykdyti viską. Tai realiai galiu pasakyti, nuo A iki Z per visą verslą praėjom per visą buhalteriją, per lūžio taškus, savokas išsiaiškinom ir iš tikrųjų daug dalykų pritaikiau iš karto versle. Tai tas būtent savaitinis susitikimas yra geras tom, kad tu išmoksti ir iš karto pritaikai visas tas žinias savo versle. Kiek atsimenu, buvau užsibrėžęs po 4 valandas skirti laiko papildomai nuo visų kursų, kadangi informacija būdavo ir ilgiau užtrukdavo. Bet ne dėl to, kad reikia sėdėti, o dėl to, kad pačiam įdomu panagrinėti. Ir iki 6 valandų kartais užsimdavau priklausomai, koks savaitės užimtumas, bet 4 valandas minimum. Su buhalteriniam problemom, apsiskaičiavimo, lūžio taškų problemom. Šiaip iš esmės norėjosi įgyti tą tokį ABC. Pradėjau ieškoti, kas tą ABC galėtų pritaikyti. Ir teko išklausyti vieną pristatomą į seminarą ir žiūriu, kad čia man pakeliui. Kadangi labai įsigilinau į tą visą buhalteriją mūsų, visus skaičius labai stipriai, tai pavyko netgi apsiskaičiuoti. Tai per tuos 3 mėnesius padidinom apyvartą 14%. Tai kas čia buvo iš tikrųjų nemažai jaučiausi, nes visi susirenka tokie orientuoti, nesvarbu kokia tai būtų paslauga ar produktas, visi susiduria su praktiškai tom pačiom problemom. Ir būdavo su kuo ir pasidalint sunkumais ir faktas, kad susirenka visi motyvuoti. Dar po šiai dienai su kai kuriais pasidalinu ir bendraujam. Nebijot įeiti į kursus, netikėt, kad viską išmoks YouTube ir netikėt, kad viską atrasi pats. Yra paprasčiausiai būdai, kaip tą informaciją gauti, jau gauti sukarpytą, tiesiogę ir su visais paaiškinimais. Tai paprasčiausiai sutaupot laiko ir viskas. Tai tas sutaupimas laiko labai gelbėja ir tikrai galiu pasakyti, kad atsiperka. Man padarė pokytį tai sekti savo skaičius, sekti kiek tų klientų turi, koks yra vidutinis krepšelis, kiek lydsų, kiek konversijų, kokie biudžetai metiniai, kokios garantuotos išlaidos, tai galų galia apie kaštus kintamosius ir garantuotus. Ir tas žinojimas skaičių iš tikrųjų tikrai daug padarė pas mane versle ir labai ačiū Brečiugars ir Mindaugui Jodaičiui, kad padėjo šitą išaiškinti. Tikrai būdavo ir pasipriešinimo, būdavo ir kad sutinka iš karto. Bet tas pasipriešinimas ir atsirasdavo iš esmės tada, kai komanda kažko nesupranta. Tai faktas, kad būdavo momentų, kad mes patys susitikdavom, aiškindavomės, pristatydavau, dėl ko kai kurios pokyčius noriu daryti. Galų galia faktas tas komandos įtikinimas. Jis irgi ėjo į akceleravimo kursus, vienodėjo tą kalbą visą, apie ką kalbam, ir tada dar lengviau pavyko viską padaryti.